Ukmergė garsi ne tik dėl įspūdingo senamiesčio, šimtmečius skaičiuojančių pastatų, gražios gamtos ar legendinės Vytauto Kernagio dainos apie santechniką. Dabar Ukmergė garsi ir savo drąsiais žmonėmis, kurie sunkiomis akimirkomis geba būti vieningi, stiprus ir kovoti kaip vienas kumštis. 2000 metais Ukmergėje šilumos ūkis buvo išnuomotas privačiam šilumos tiekėjui, uždarai akciniai bendroviai Miesto Energija ir uždarai akciniai bendroviai Energijos taupymo centrui. Nuomos laikotarpiu šilumos kaina nuolat pūtėsi, kol tapo viena didžiausių Lietuvoje. Gyventojų nepasitenkinimas augo. Jie reikalavo, kad savivaldybė keistų situaciją. 2010 m. gegužę Ukmergės rajono savivaldybė, išgirdusi gyventojų balsą, peržiūrėjusi sutartį bei įvertinusi jos vykdymą, nusprendė ją nutraukti. Sutartis buvo nutraukta tik savivaldybės iniciatyva, nes dėrybos su privatininkais buvo bevaisės. Ukmergės rajono savivaldybė tapo pirmąją savivaldybę Lietuvoje, nutraukusi nepalankę šilumos tiekimo sutartį. Sutartis buvo nutraukta dėl grubių pažeidimų. Paaiškėjo, kad Miesto Energija skirstė ir dalino pajamas tarp 20 fizinių ir juridinių asmenų veikiančių skirtingose šalies ir pasaulio vietovėse. Grupės įmonės sukūrė mechanizmus, pagal kuriuos Ukmergės gyventojai iš dalies dengė šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudas Trakų rajono vartotojams. Be to, Miesto Energija be Ukmergės savivaldybės sutikimo sudarė ilgalaikės paskolų sutartį su bankais, įkeičiant gyventojams priklausantį Ukmergės šilumos ūkio turtą. Nutraukus sutartį, visas šilumos ūkis turėjo pereiti į savivaldybės rankas. Tačiau privatininkas darė viską, kad tam sukliudytų. Ignoruodami teismų sprendimus, įėjimus blokavo rakindami duris spynomis. Ukmergės rajono savivaldybei kaskart tekdavo prašyti policijos pagalbos. Tačiau spynų niekas netrakindavo, tad tekdavo jas nupjauti. Neretai atrodė, kad ukmergiškiai ir savivaldybė šilumos kare liko vieni. Svarbus ir privatininkui nepalangūs sprendimai buvo vilkinami. Privatininkas piktybiškai neperduodavo svarbių dokumentų, nevykdydavo teismų sprendimų. Gyventojai mitingavo ne tik Ukmergėje. Jie kreipėsi ir į valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją bei prezidentę. Tačiau jų balsas nebuvo išgirstas. Praėjusiais metais iškilo grėsmė, kad žiemą ukmergiškiai gali likti be karšto vandens ir šildymo. Siekiant to išvengti, Ukmergėje buvo paskelbta ekstremali situacija, kuri beje tęsiasi iki šiol, nes tik taip gali būti užtikrinamas nepertraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas. Skaudžiausiu šilumos karo istorijoje įvykiu tapo privatininko agresija. Gyventojai kelias paras budėjo prie pagrindinės miesto katilinės. Jie stovėjo ir saugojo savo turtą nuo privačios bendrovės. Tačiau privatininko amoralumas apstulbino ir didžiausius jo priešininkus. Nusisamdęs apsauginius, Miesto Energijos direktorius grįžo prie katilinės ir bandė jėga į ją patekti. Apsauginiai griovė ant žemės beginklius žmonės. Nepavykus prasibrauti, pradėjo purkšti į akis ašarinės dujas. Keli žmonės po šio įvykio pateko į ligoninę. Įvykį šiuo metu tyria prokuratūra. Žmonės nukentėjo, tačiau jie apsaugojo savo turtą. Miesto Energijai katilinių perimti nepavyko. Teisinės batalijos nuolat tęsiasi. Galiausiai valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija buvo priversta
sustabdyti privatininko licenciją, kol Ukmergėje bus atšaukta ekstremali situacija. Miesto energija vis gąsdindavo milijoninėmis baudomis, kurių teisiškai ji reikalauti net negali. Savivaldybė nuolat jautė spaudimą baigti pradėtą karą ir grąžinti šilumos ūkį privatininkui. Energetikos viceministras nurodė valstybinei energetikos inspekcijai nerečiau kaip kartą per mėnesį atlikti neplaninius Ukmergės šilumos ūkio patikrinimus tol, kol bus atšaukta ekstremali situacija rajone. Priešai labai tikėjosi, kad Ukmergėje per rinkimus pasikeis valdžia. Jie tikėjosi, kad pasikeitus valdžiai pavyks susitarti dėl uždarosios akcinės bendrovės Miesto energija palankių sprendimų. Keista, bet prieš pat rinkimus Ukmergėje apsilankė viešnia iš Vilniaus, Loreta Graužinienė. Sklinda kalbos, kad ji galėjo perduoti tarybos nariams žinią, už kurį merą būtina balsuoti per rinkimus. Ir meru buvo įvardinamas tikrai ne tas, kuris pradėjo kovą su monopolininkais. Loretos Graužinienės dėmesio tarybos nariai sulaukė ir per patį balsavimą. Keista buvo ir tai, kad slaptą balsavimą prižiūrėjo Miesto energijos direktorius Artūras Stravinskas. Visgi valdžia nepasikeitė. Privatininkui nepalanki kova vyksta iki šiol. Dabar Ukmergėje šilumą tiekia Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės. Perėmus šilumos ūkį, gyventojai iškart pajuto teigiamus pokyčius. Jie pradėjo gauti ženkliai mažesnės sąskaitas. Ukmergėje gyventojai už šildymą ir karštą vandenį moka beveik 6 centais mažiau nei vilniečiai, nors turėtų būti atvirkščiai. Juk Vilniaus šilumos ūkis ženkliai didesnis ir jis gali būti valdomas efektyviau. Tačiau, nors savivaldybė ir perėmė šilumos ūkį bei paslaugų teikimą, Miesto energija vis dar siunčia sąskaitas. Taigi, savivaldybė kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją su prašymu panaikinti privatininko licenciją Ukmergės teritorijoje, kadangi jis, nepaisydamas sustabdyto licencijos galiojimo, vykdo licencijuojamą veiklą ir taip pažeidžia įstatymus. Savivaldybė taip pat kreipėsi ir į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl Miesto energija neteisėtai vykdomos ūkinės, komercinės veiklos bei neteisėto praturtėjimo. Šiuo metu vyksta tyrimas. Ukmergės rajono savivaldybė tikisi, kad jai pavyks laimėti ir kitos savivaldybės taip pat išdrįs kovoti su monopolistais. Jeigu Ukmergė šią kovą pralaimės, tai reikš, kad monopolistai negali būti kontroliuojami ir kad gyventojai neturi jokios teisės susigrąžinti jiems priklausantį turtą. Nors Ukmergėje Miesto energijos veikla sustabdyta, ji aktyviai veikia ir kituose miestuose. Ar girdėjote, kad Naujojoje Akmenėje, tai yra viename sunkiausiai besiverčiančių Lietuvos rajonų, šis privatininkas neseniai investavo 34 milijonus litų. Tai reiškia, kad šio rajono gyventojai privatininkui turės atitarnauti, mokėdami kosminės sumas 100 metų. O ar tos investicijos bus naudingos? Dar neaišku.